Jūs turbūt esate matę daugybę video įrašų, kuriuose pritaikius labai patikimą vienokią ar kitokią strategiją, perkant akcijas galite uždirbti milijonus eurų. Tačiau pakalbėkime, kas aktualu eiliniam lietuviui turinčiam rajono mentalitetą. Ar kada nors pagalvojote, jog Nike gali gyveninti lietuvišką svajonę – uždirbti MK, ar galbūt kompensuoti kelionę į Dubajų? Mes atliksime visą darbą už jūs, įvertindami jūsų šansus iš 1000 eurų vertės investicijos uždirbti 20 000 metalo gabalą. O dabar trumpas įvadas, kas yra Nike. Tikriausiai dažniausiai matote rajonską bičą duodantį žuvį iš Nike'dų ar ledinę paną su Nike timpom. Nors ir jų prekės ženklas naudojamas tokio tipo klientų, Nike ne itin suinteresuoti parduoti jiems tiesiogiai. Tik 45% prekių parduodami iš Nike priklausančių parduotuvių. Didžioji pardavimų dalis susidaro užsienyje – apie 60%. O dabar mes apžvelgsime įmonės veiklos segmentus bei industrijas. Atlikus itin sudėtingą analizę apskaičiavome, jog Nike batų segmentas sudaro didžiausią dalį, o tuo tarpu drabužių bei sportinės įrangos segmentai šiek tiek mažesnes. Atlikus papildomą analizę, sužinojome, jog Nike batų segmentas sudaro apie pusę sportinių batų industrijos, drabužių segmentas apie trečdalį, o sportinė įranga nereikšmingą dalį. Nors ir Nike dominuoja sportinių batų bei drabužių segmentuose, deja šios industrijos nepatyrė reikšmingo augimo. Galimai dėvėti skarmalai tapo mada. Na, o dabar, naudodamiesi Bloomberg terminalu, pakalbėsime apie rodiklius bei palyginsime juos su konkurentais. Analizuosime dviejus rodiklius. Numatomą PE rodiklį, arba ūkiškai kiek tu moki už vieną prognozuojamą pelno pinigą, bei numatomą EV/EBITDA rodiklį, arba ūkiškai įmonės vertė, už kurią galėtum ją nusipirkti, padalinus iš EBITDA, tai yra pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją bei nusidėvėjimą. Pirmiausia, rinkos numatomasis PE vidurkis yra 24,2, o Nike 29,2. Tai reiškia, jog už Nike akcijas yra mokama premija. Paprastai kalbant, tas pats lyg įprastai kiekvieno kampo tau siūlytų bachuriukas parūkyti paprastą cigaretę, o dėdė iš Nike firmos pasiūlytų cigarą. Lyginant su praeitim, šitas cigaras pabrango. Anksčiau vidutiniškai per 5 metus buvo mokama 12% daugiau už akciją, o dabar 21%. Jei rinkos PE vidurkis nekis, o Nike rodiklis grįž prie savo senesnės reikšmės, akcijos kaina turėtų nukristi iki $66. Kalbant apie numatomą EV/EBITDA rodiklį, rinkos vidurkis yra 14,5, o Nike 21,9. Tai reiškia, jog už Nike akcijas taip pat žmonės moka daugiau. Taip pat lyginant su praeitim, šis rodiklis parodo, jog už Nike akciją buvo mokama 12% daugiau. Jei rinkos EV/EBITDA vidurkis nekistų, o Nike rodiklis grįžtų prie senesnės vertės, akcijos kaina taip pat nukristų iki $66. Vadinasi, tiek vienas, tiek kitas rodiklis simbolizuoja, jog Nike yra pervertinta. O dabar mes įvertinsime Nike pajamas, pelnų maržas bei kapitalo panaudojimą lyginant su konkurentais. Analizuojant pajamų dinamiką, Nike rodė apytiksliai vienodą augimo tendenciją, kas simbolizuoja įmonės stabilumą. 2021 metais dėl lengvėjančios COVID-19 politikos pasauliniu mastu dauguma įmonių atsigavo ir demonstravo stulbinantį augimą. Visgi žvelgiant į ateitį, Nike įmonei sunku plėstis dėl užimamos didelės rinkos dalies, o tai nesuteikia šansų triperių įsigijimui. Kalbant apie pelnų maržas, iš bendrojo pelno maržos galima teigti, jog Nike savikainą valdo prasčiausiai, nes konkurentų maržos didesnės. Tačiau žvelgiant į veiklos pelno ir grynojo pelno maržas, vaizdas priešingas. Šie Nike rodikliai parodo, jog jie yra vieni iš geriausių valdant su veiklos tęstinumu susijusius kaštus. Tai ir yra patrauklu investuotojams, nes šiuos pinigus galima reinvestuoti į veiklą toliau ar išdalinti per akcijų supirkimus bei išmokėti dividendus. Vieninteliai konkurentai, kurie geriau valdo kaštus, yra Lululemon, niekam negirdėta kanadiečių kompanija. Na, o dabar siekiant įvertinti kapitalo panaudojimo efektyvumą, naudosime Royce-Watts rodiklį, kuris parodo, kiek kartų uždirba daugiau nei moka už skolintą pinigą. Kaip ir prieš tai, Nike rodo patrauklų rezultatą, grąžindamas kone geriausiai investuotojams, nusileisdami tik Lululemon. Na ir paskutinis dalykas, kurį aptarsime, yra CEO pasikeitimas.
Nuo 24 metų rugsėjo mėnesio vaikinukas, kuris pradėjo Nike įmonėje karjerą nuo praktikos pardavimų skyriuje, perėmė batų bei drabužių segmentų giganto vairą. Buvęs Nike direktorius Mark Parker teigia, jog naujasis vadovas išskirtinis puikiomis lyderiavimo bei pramonės išmanimo charakteristikomis, o tai investuotojams suteikia saugumo. O dabar pačiam galui apžvelkime argumentus, dėl ko verta ir neverta pirkti. Analitikai prognozuoja, jog EPS bei pardavimo pajamų 3 metų kaupiamieji augimo rodikliai bus minusiniai, o tai reiškia, jog veiklos sąnaudos didės. Tuo pačiu augimo perspektyvų nėra ir tai dėl gerai išplėtoto prekinio ženklo, o akcijos vertė yra arba pervertinta, arba tinkamai įvertinta. Kita vertus, nors ir analitikų prognozėmis pardavimai ir pelnas trauksis, jie išlieka pozityvūs tikėdamiesi 20% akcijos kainos augimo. Beje, Nike lyginant su konkurentais yra lyderiaujanti įmonė palaikydama maržas, uždirbdama patraukliai iš investuoto kapitalo bei turinti didžiausią rinkos dalį sportinių batų sektoriuje. Na, o dabar grįžkime prie video esmės. Tai ar jūs uždirbsite MK iš Nike akcijų investuojant 1000 eurų? Jūs juokaujat, blet.